Žinot, žmonės pyksta, kad jiem nesiseka. Pyksta, kad likimas juos baudžia. Dabar nurimkite ir pagalvokite apie save. Taip ramiai ir gerai pagalvokite apie save. Ką jūs darot gyvenime ir ko jūs esat verti, kad turėtų jums sektis. Ar jūs mokat atleisti, ar jūs mokat mylėti, ar jūs mokat vertinti tą, ką gaunat. Ir tą trupinį, žinot, sako, jeigu vertinsi trupinį, tai gausi tada ir dar daugiau. Jeigu nemokėsi vertinti to mažo, kad tu turi jau gyvenime, kad ir tuos kelis centus piniginiai, tu negausi daugiau, kas tau gali būti gyvenime. Tu nemoki vertinti, tai kam tau duoda daugiau. Likimas yra labai toksai, ne tik kad klastingas, turėčiau pasakyti kitaip. Galbūt teisingas. Gyvenimas yra toksai, kad žmogus gauna tik tai, ko jam tikrai reikia, ko jis tikrai vertas, kuris mokės naudoti tuos resursus, kuriuos gaus. Kitaip nebūna, mielieji. Reikia mokėti dalintis tą savo šilumą, nebūti tais skregais, savo meiliai, savo galimybėm, ką tu gali duoti pasauliui kitai. Visada, ką tu duosi pasauliui, ar tu kurdamas, ar gamindamas, ar mylėdamas, ir tas piktžolės pasauliu reikia mylėti. Jos irgi dievulio sukurtos ir kažkodėl reikalingos šiam pasauliui. Tai kaip ir žmonės, tie ir geri, ir blogi, reikia priimti viską kaip yra. Kitaip negalima. Kitaip pasaulis subirėtų. Viską reikia, pusiausvyra yra ir gerų, ir blogų. Kurių pusė jūs esat? Ar tų? Ar tų, kurie gali turėti kažką tai daugiau, kokį potencialą jūs patys savo suteiksit, kokį jūs savo įvertinimą duosit, tokie gausit ir galimybės. Kitaip nebūna, mėlėjai, tikrai, aš jums sakau labai nuoširdžiai ir gyvenimas ir mane yra nuskriaudęs labai žiauriai ir sutikau labai blogų žmonių ir patyriau savo gyvenime labai daugą, bet aš visada buvau aukščiau to. Visada buvau aukščiau to ir nepykau, atleidau, neleidau niekada savo pykti ant tokių žmonių. Tie dvasiniai ubagai, jie verti tik tai pasigailėjimų, mėlėjai. Negalima jų pykti, negalima savo karmus teršti pykčiu, nepykanta, pavydais ir visų kitų. Tada tu gausi labai labai daug. Aš jums prisiekiu. Pabandykit išsivalyti savo dūšią, išsivalykit savo sielą, išsivalykit, medituokit, atleiskit, atsiprašykit. Būtinai tą reikia daryti, būtinai reikia, aš kartoju ir kartoju tą ir viskas, ką jūs gausit gyvenime, tai ne kritika, ne smergdami kitus pasikelsit save, o gerumu, savo atleidumu. Jeigu jūs šaipysitės ir juoksitės iš blogų žmonių, iš nevykėlių, iš tų kvailų, iš tų, tai jūs pats tokiu tapsit. Negalima taip elgtis, jokių būdų. Būkit aukščiau to purvo, aukščiau to liūdno, geriau skraidykit padebesiais. Eikit per tą gyvenimą, per tas šaligatvių šiukšles, pakėlę galvą, jų nematykit, matykit saulutę, gražius žmonės, debesis. Būkit laimingas ir linksmas, džiaukitės viskuo, ką gavo, tada gausit dar daugiau. Tai būna, mylėjai, taip visada būna.